Tai labas, brangioji. Labas, gera tave matyti. Man tai irgi. Mes šiandien susitikom čia tam, kad ištransliuotumėm žinutę, kas yra apie ką. Tai, ne? Taip, mes šiandien su Deimante nusprendėm pakalbėti apie mūsų kūrinį, apie mūsų gilius moteriškus pokalbius ir pasidalinti galbūt tais dalykais, kurių kartais žmonės nežino, kas yra mūsų užkulsiuose dažniausiai lieka. Bet tai nereiškia, kad tie dalykai nesvarbus ir mes jaučiame, kad kartais visa tai būtent ir yra priežastis, dėl ko žmonės kažkur tai jungiasi. Žinai, nes išgirsta tą žinutę ir pamato tai, kas jiems būtų naudinga, vertinga galbūt, ar ne? Tai ką, brangioji, ne visi mus žino. Norėčiau išgirsti daugiau apie tave. Dar kartą, o kiti galbūt pirmą kartą. Tai noriu papasakoti apie save, kad aš visada prisistatinėjau kaip magė, kuri kuria magiją pasaulyje. Tai iš tos magijos gimsta magiškos dovanos, kurios galite pamatyti, jos yra balionuose, gali skraidyti, gali šokti, gali sėdėti, gali iš tikrųjų būti visokiausi, neįtikėčiausi dalykai ir dovanos pačiam balione. Tai yra personalizuotos dovanos, kurios mes nudžiuginam gal pačius brangiausius, kurie mums labiausiai yra svarbus. Tai šitame galite pamatyti mane, tu esi stebuklas ir pasiekti. O taip pat kuriu verslams stebuklus. Tai yra video formatu. Parodau, kokie verslai yra visumoje. Ne trupinėliais, ne po truputį, o pačioj visumoje, kaip verslas gali atsispindėti vienoje žinutėje klientui. Tai apie mane gal tiek, dar esu pedagogė, pedagogė gal galima sakyti. Ir mano toks gilinimosi taškas yra suaugusių ir vaikų psichologija ir sąveika joje. Kaip mes suaugę, tai mūsų psichologija iš tikrųjų gali paveikti mūsų vaikų psichologiją ir raidą. Tai tiek apie mane, dabar Indrė norėčiau, kad tu papasakotum man apie save, nes tu toks labai įdomus esi, labai noriu, kad ir kiti sužinotų. Ačiū labai tau už tą kuklumą. Ir galbūt verta dar paminėti, kad tai, kas mane labiausiai sužavėjo tavyje, tai būtent tas tyrumas, žmogiškumas, tas gyvumas, ne, tai tiesiog tas šviesos nešimas į pasaulį ir kodėl šitą projektą aš norėjau vykdyti būtent su tavim. Todėl, kad aš jaučiau, kad mes tą galime padaryti kartu, ar ne? Tai tu magija, kuri mūsų visų pasaulyje visom prasmėm, kokiam tik tai įmanoma, ne tik švenčių metu, bet ir čia. Tai ačiū tau. Tai man te pabuvo kuklė, aš nepabūsiu kuklė šiuo atžvilgiu ir ją pagirsiu. Ir ją pagirsiu, kodėl būtent tai buvo tas žmogus, su kuriuo mes tai pradėjome daryti kartu. Ir pamatėme tą bendrą susikirtimo tašką, nes aš tokia esu labiau gal netokia magiška, labiau tarp magijos ir tarp proto. Esu vidinių transformacijų mentorė, mano vardas Indrė, dažniausiai mane žino ne kaip Indrė, o kaip Lakimi. Ir esu tas žmogus, kuris padeda žmonėm tada, kai jiems sunku, surasti tas savo vidinės stiprybės, vidinę šviesą, vidinį tikėjimą, vidinį užtikrintumą, pasitikėjimą savimi
išeiti pagaliau iš kančios kalėjimo, kur žmonės kartais tiesiog kaip pelkiai įklimpsta ir tikrai blogai gyvenime jaučiasi. Ir tiesiog vėl savo gyvenime jaustis laisvais, ramiais, laimingais ir gyvais. Tai mano tokia misija ir mano tokia kelionė. Ir čia mes taip su Deimante kartu susijungusios kuriam tą projektą Gilūs moteriški pokalbiai. Kiek čia jau turbūt daugiau nei pusę metų. Mes rengiame šitus gilius moteriškus pokalbius. Anksčiau mes tai darėme išskirtinai vienai bendruomeniai. Tačiau dabar tai yra prieinama ir gali prisijungti bet kuri moteris iš bet kurio pasaulio kampelio, su viena sąlyga, kad kalba lietuviškai, nes pokalbio metu kol kas šnekame dar vis lietuviškai, nežinau, kur tai toliau nuneš, šiai dienai tai lietuvių kalba, Gilūs moteriški pokalbiai. Ir gal galėtum papasakoti iš savo pusės, kaip tau atrodo, dėl ko jie yra ypatingi, kodėl tau galbūt tai prasminga? Aš matau tame prasme. Iš tikrųjų, kai tu man pasiūlei prisijungti, ar ne, kai pasiūlei kartu daryti šitą projektą, tai aš iš tikrųjų apsidžiaugiu labai, nes moterim labai reikia to, žinai, asmeninio augimo. Mes ypač jausminės asmenybės ir mums reikia pirmiausia kaip asmenybėm augti, tada ir viskas aplinkui, ar ne, susitvarko ir auga. Ir vyrai taip pat įdeda į tai darbo ir tikrai yra vyrų, kurie jau tai daro ganėtinai stipriai ir gerai. Bet nepaslaptis, ar ne, kad moteriam tai ypač aktualu. Ir kad ir kaip mes norėtumėm keisti ten versluose, savo veiklose ar šeimoje, kol mes pačios savyje nepradedam į save, savyje augti, ar ne, kol nepradedam, tol ir mūsų aplinka nesikeičia. Ir mūsų išmokti kažkokie, ar ne, įrankiai, išmokti ten keitimus, ar ne, tam pačiam versle galime kažko išmokti naujo, bet tas pats grįžta į tą pačią būseną, todėl kad mes viduje nepatikim ir nepasikeičiam pačios viduje. O jeigu pradėsim nuo savęs ir savo viduje augti ir keistis, tai mes iš tikrųjų ir pas mus ir versluose tie patys pokyčiai bus, ir šeimoje tie patys pokyčiai, ir su aplinkiniais asmenim lygiai taip pat. Tai reikia, ir aš tą pamačiau, nes aš kadangi moterų bendruomenėse, ar ne, ir verslių žmonių bendruomenėse esu ir matau šitą trūkumą, nes yra bendruomenių, kurios palaiko versle, taip, ar ne? Yra bendruomenių, kurios palaiko ten šeimoje, yra kurios palaiko išsiskyrus. Yra toks, ar ne, tokias bendruomenės. Bet tikrai nežinau bendruomenės, kuri palaikytų asmenybės augime, taip kaip mes, iš tikrųjų. Tai yra toks, žinai, ne vienkartinė konsultacija, kur išeina moteris ir tada jau turi viena pati su savimi toliau dirbti ir lieka viena. O čia toks tęstinis dalykas, kur mes realiai augame kartu, keičiamės kartu ir tobulėjame kartu, matome, kaip keičiamės, motyvuojame vieną kitą, palaikome vieną kitą, ar ne, tame kelyje. Ir tai yra stiprybė. Va čia ir yra ta didelė jėga, kuri ir, žinai, iš pagrindų, realiai tai nuo tų pačių pagrindų mes išjudinam ir tada prasideda tas virsmas ir tie didžiuliai pokyčiai. Tai va, man tame ir prasmė, kad niekur prieš tai kitur, aš bent jau, nežinau kaip tu, bet aš nemačiau tokių bendruomenių. Aš mačiau tik konferencijas, mačiau mokymus ir taip toliau, bet kad bendruomenė ir su motyvacija, su ta bendrystė eitų kartu, augimo keliu dar nebuvo. Ypač va čia, kai yra galimybė prisijungti iš viso pasaulio.
Realiai lietuvių kalbą mokančius gali prisijungti iš viso pasaulio, svarbu tuo laiku turėti laiko ir prisijungti prie mūsų ir viskas. O Indrė papasakot, um, kas tau, kaip kilo šita idėja ir kas tau yra tie gilūs moteriški pokalbiai. Mm. Greičiausiai pati pirminė idėja, kada atėjo pas mane, tai aš dirbau dar vis samdomam darbe ir aš su prekiam važiuodavau pas klientės, mano klientės buvo moteris ir aš matydavau, kad jeigu jom kažkur kažkas negerai savo vidui, jom visiškai neįdomu tie visi niekučiai, kurie būtų šiaip įdomu, jeigu viskas gerai, bet tuo momentu tiesiog žmogus, jam tai yra pats svarbiausias dalykas, kada jis turi atsisukti į save ir pasirūpinti savim pačiu pirmu. Ir jau tada pamačiau, kad skirtumai tarp žmonių neretu atveju yra būtent todėl, kaip mes mąstome, kaip mes matome pasaulį, ką mes tuo metu išgyvename, galbūt savo viduje. Ir aš supratau, eilinį kartą grįžau prie psichologijos tada, kad aš noriu padėti būtent tais aspektais, kur žmogui tikrai realiai labiausiai skauda ir labiausiai jam reikia pagalbos. Nes kai viskas gerai, kai jis tvirtas savyje, kai jis užtikrintas, eina ir daro. Jokių problemų nėra. Gerai jaučiuosi, einu, darau, tikiu savim, myliu gyvenimą, myliu pasaulį, šviečiu ir einu. Bet tam tikrų momentų vėl ateina tas atkritimas tarsi, kai man reikia, aš lyg ir išsakau, vėl pradedu abejoti, pergyventi ir tuo momentu labai svarbu, kad aplinkui būtų tie žmonės, kurie, kai tau blogai kažkas, kai tu pergyveni, kai tu abejoji, kai tu galbūt klaidą kažkokią padarai, kad jie tave vėl truputį palaikytų ir kilsteltų, kad jie vėl tave žiebtų, kad vėl prisiliestų prie tavęs atsargiai švelniai, kad tu nuostabus. Tai nereiškia, kad kažkas nutiko, tai tu blogas, tai nereiškia, kad pasaulio pabaiga, kad tą tokį šilumą ir tame pačiame kartu parodyti, žiūrėk, sutvirtinti ar ne, sustiprinti ir pažiūrėk, mes galim galbūt kartu kažkaip padaryti. Arba pažiūrėk, jeigu tu pažiūrėtum iš kitos pusės, gal tas. Ir vizija, kurią aš matau, tai yra ne tik to karto, kaip tu sakai, tęstinis dalykas. Tai yra, jeigu mes reguliariai susitinkam ir pasižiūrėję iš įvairių aspektų, per įvairias temas į savo gyvenimą, kiekvieną kartą po truputuką, po vieną lašeliuką, gali būti po 1 milimetrą kažkur po 1%, gal kažkur iš karto 20% pakelt save, tai mes 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą, 4 sustingam, po metų mes galim būti labai labai toli ir mes turim visą palaikymą. Mes nesam apsupti žmonių, kurie sakys, nesąmonę tu čia sugalvojai ir ne. Esam apsupti vienas kito, kurie tikime vienas kitu, norime vienas kitam gero ir galime parodyti kaip, galbūt ne kaip tiksliai padaryti ant savo verslą ar kažką, bet kaip sustiprėti, kaip tikėti savimi, kaip mylėti save, kaip visas tas temas mes liečiame gyvlių pokalbių metu. Ir kartais būna labai nuostabu, kartais būna labai jautru. Bet man tas ir yra prasminga, tas pokytis. Kai aš žinau, kad jos išėjusios namo gali pakeisti savo gyvenimą į gerą, tada negaila nei to laiko, nei tų pastangų, nieko. Tiesiog tu žinai, kad tu darai prasmingą darbą. Ir viskas. Man tai yra prasminga, tas pokytis, kad kokybiškai žmogaus gyvenimas gerėtų. Ne kiekybiškai. Kokybiškai gerėtų. Tai aš apie tai. Ir dėl to man tai yra prasminga ir vertinga būti tenai. Ir mes su Deimante pačios esam kaip vedėjos, bet aš matau, kad kiek ten yra taip pat ateina moterų, kurios pasidalina dar savo išmintim. Ir tada mes visos kaip lemputės išeinam tiesiog su naujom idėjom, su naujų įkvėpimu, kita energija. Kažkas išsivalo, kažkas pasikeičia tarsi viduj. Man tai, va čia jau magiška. Tai labai. Tai greičiausiai tokia ir nauda viso to, kad mes
pakeltumėm vieną kitą, palaikytumėm vieną kitą, eitumėm į ten, kur kartais labai baisu nueiti vienai į tam tikrus klausimus, į tam tikrus gal prisiminimus, įvykius ir ten irgi įžiebtumėm taip pat šviesą, kad jie mūsų daugiau nebetampytų atgal į praeitį, kad vat man ten kažkur kažkas nutiko, dėl to aš jau nebegaliu turėti geresnio gyvenimo. Visus tos dalykus panaikintumėm, kas mums trukdo, įsidiegtumėm naują mąstymą, naujas programas, kurtumėm idėjas ir eitumėm į priekį. Ir augtumėm. Yra dalykų, ar ne, kurie mus pristabdo. Ir arba kurie mus sugrąžina, kaip sakai, ar ne, sugrąžina į tą tokią pradinę, ar ne, būseną, arba sugrąžina į pažįstamą būseną. Bet kartu neįmanoma užsibūti joje ilgai, nes mes, vieną kitą palaikom ir motyvuojam. Tas virsmas, tas toks, kaip sakai, po truputį keitimas, jisai po pusės metų, kaip mes ar nesam sakiusios, po pusės metų, jeigu pažiūrėsim, kokios buvom prieš pusę metų ir po pusės metų, kokios esam. Tai yra, du skirtingi žmonės. Tas senasis aš ir naujasis aš, kuris jau nebebus toks pat. Taip, iš tikrųjų, ir kartais, pažiūrėk, mes pokalbių gale kartais pasišnekam, o ką tu išsineši arba ką tu prisiminsi iš to pokalbio. Pažiūrėk, kaip skirtingai kiekviena pagauna tą momentą, kurio labiausiai reikėjo, ar ne? Ir ta viena frazė absoliučiai gali pakeisti gyvenimą, ar ne? Ir aš esu tas žmogus, kuriam asmeninis tobulėjimas ir augimas yra didžiulė vertybė. Ir aš jau pastebėjau tai, kad kartais nueini į mokymus būtent dėl tos vienos frazės ir tu sumoki kartais realiai didelius labai pinigus ir šimtais ir tūkstančiais esu turėjus mokymų tam, kad tu pagautum tą frazę, kuri tave išneši visai kitą lygį. Ar ne? Tai tokių frazių galima prisirinkti ir mūsų pokalbių metu neišleidus tų šimtų ir tūkstančių. Tiesiog pasimti tai, ko labiausiai reikia tai dienai, dalintis savo istorijom, dalintis savo klausimais, kas susijęs su ta tema, kurią kalbam, ir tiesiog pasimti tą naudą, pasimti tą vertę 100% iš to pokalbio, išeiti jau su atsakymais kažkokiais tai, kuri leis nesustoti, neužstrigti. Nes aš, pavyzdžiui, kaip pastebėjau, kada mes labiausiai jaučiamės kančioj, tada, kada mes kažkur užstrigom. Kažkas neveikia, kažkas stengiamės padaryti, nepavyksta, nerandam kažkokių atsakymų ir viskas, mes tada tiesiog užsilaikom, užsibūnam toj kančios pozicijai, nes mes nebegalim išjudėti. O kai mes gauname tą raktą tarsi jį, atsidaro naujos duris, ar ne? Ir tada supranti, kad man tik šito reikėjo. Ir viskas, ir vėl eini į priekį, ir vėl eini, vėl faina, viskas, iki kitų durų. Ir tų durų daug gyvenime būna, kurias vėl turim surasti, kaip atrakinti ir vėl užstringam. Bet tada ateinam, apsikabinam, pasišnekam, išsisprendžiam ir einam toliau. Tai galbūt apie tai, mes esam apie tai, kad būt kartu, augt kartu, nesigėdint savęs, savo gyvenimo, jos sunkumų, tikro gyvenimo, dėl to tie gilūs pokalbiai yra tikro gyvenimo. Iliuzinio yra taip, kaip yra. Ir būna, pastebėjai, būna net merginos prisijungia, sako, aš nelabai esu nuotika. Ir mes kartais tokios pačios. Tai yra ir gerai, kad mes galim turėti tokią vietą, kur mes galim ateiti visokios. Ir jaustis saugiai. Taip, jaustis saugiai ir kartu kažkaip, ar ne? Nenori kažką šnekėti, gerai, ramiai. Tiesiog pabūk toj energijoj, tam palaikime, tam tikėjime. Nori šnekėti, prašau, eteris tavo. O kiek yra buvę, kad ateina, ne, kad ir, tikrai tokioj moraliniai gal, ar ne, žemesniai būsenoj. Ir išeina, sako, pasikroviau ir kiek galėsiu nuveikti, taip aš jaučiuosi kitaip po šito, ar ne?
susitikimo, kaip kaip mano ta energija ir ta nuotaika visiškai pasikeitė. Vien todėl, kad aš pabuvau, net, Taip. nekalbėjus, pabuvau toje energijoje. Pasiklausiau, išgirdau, ką man reikėjo ir sako, išeinu su tokia energija. Ir ne, tai, vat, ta didžiulė nauda. Jausti saugiai ir vat, būti kaip nori, kaip, kaip tau norisi. Tai va, aš dar norėjau galbūt išskirti tą dalyką, kad pas mus čia um, gilūs pokalbiai, ar ne, nėra tik pokalbiai. Mes susitinkam ir ne tik diskutuojam ir kalbamės, bet ir turim tikrai gilius praktinius įrankius kiekvienam susitikime, kurie padeda žengti žingsnius. Tie įrankiai mums padeda ir nukeliauti savo keliu, ar ne? Ne tik diskusijos būdu, bet ir to tokio praktinių pratimų, praktinių, ar ne, praktikų metu mes ir keičiamės, ar nedarom tos pokyčius kartu. Tai labai džiaugiuosi ir Indrės meditacijomis. Kas Indrė žino, kas nežino, yra YouTube jos kanalas, Lakini, taip ir vadinasi, kur galit irgi išgirsti jos meditacijų. Taip, Indrė? Taip. Taip, kažkiek tai jų yra matomų, didžioji dalis jų yra nematomų, viešai neprieinamų, tai kartais mes daliname su merginom, kurios yra giliuose pokalbiuose, kartais aš turiu dabar meditacijų, kurie renginiuose, ar ne, bet kuriuo atveju tai yra įrankis, kuris padaro realų pokytį. Tai reiškia, koks yra skirtumas tarp to. Pavyzdžiui, aš galiu perskaityti daugybę knygų, klausytis labai protingų žmonių ir tikrai tai bus ne tas pats, kaip aš padaryčiau realiai pratimą per save, pasiėmus savo gyvenimą, savo situacijas ir pakeitus iš tikrųjų suvokus. Ne tik tai, kad supratus, kad tai, kaip čia protinga, ar ne, bet suvokus, tai čia galima mano gyvenime taip ir viskas. Ir tada taikai per praktiką pakeisti, ar ne, padaryti tą realią transformaciją. Nes vien pamatyti, kad kažkas, mes dažniausiai žinom, tarkim, pasitikėjimo savim tema. Reikia labiau pasitikėti savim. Taip, visi linkčiam, taip. Tai pasitikėsi labiau savim, taip. Bet kai reikia tą realiai padaryti, tai gerai, ten kažką padaryk ir nebegalim. Tai reikia turėti pratimus, reikia turėti įrankius, reikia praeiti tam tikrus dalykus, suvokti, kad aš suvokime turiu turėti kažką tai tokio, kad, pavyzdžiui, aš nesu prastesnis nei kiti ir viskas, aš tada automatiškai elgiuosi kaip labiau pasitikintis žmogus, ne? Bet man reikia tą patirti, ne tik žinoti, aš taip nesu prastesnė nei kiti, bet aš realiai turiu patirti tą dalyką per savo kūną, ar ne? Ir įsileisti tai kaip savo dabartinį įsitikinimą ir suvokimą turėti atitinkamą. Tai mes tą ir darom, formuojam tą suvokimą per praktiką ir tie pokalbiai gaunasi tiesiog iš tų praktiškai praktikų, ar ne? Mes kažkiek tai padarom pratimų ir paskui jau gaunasi automatiškai kalbam, dalinamės, kaip mums pavyko, ką mes atradom, ką mes supratom, ką mes pajautėm. Ar ne? Tada kyla kažkokios situacijos, ar ne? Mano gyvenime ten kažkur kažkas taip. Tada apžiūrim tą situaciją, ar ne? Tenai randam galbūt kitą sprendimą, kitą išėjimą, ar kitą būdą, kitaip galvoti, kitaip spręsti, kitaip matyti. Ir viskas. Ir taip mes augam, tobulėjom. Visą tai paskui pritaikom gyvenimą. Tai nėra, kad tik tai mes tam kartui pakalbėjom. Tai realus gyvenimo pokytis, reali transformacija. Ir mes turim merginų, kurios jau lankos nebe pirmą kartą, kurios tikrai realiai ateina ir jau ilgą laiką yra su mumis ir jos ir sako, aš esu čia todėl, kad aš matau to vertę, jaučiu to vertę ir noriu keliauti toliau, nes man padeda, man veikia. Aš išeinu minimum pasikrovus energijos, maksimum aš turiu realius pokyčius savo gyvenime
per savo rezultatus. Kaip tu pati jauti tą pokytį? Matai, kas yra gerai, kad tai yra įvairumas. Tai yra skirtingos temos. Tai yra kiekvieną kartą skirtingi įrankiai. Tai yra, žinai, kiekvieną kartą palietimas save iš skirtingos pusės ir skirtinga tą varžtelį, ar ne? Ir skirtingai tas nagrinėjimas, žinai, kai tu nagrinėji giliai viduje. Viską išsikeli ir išsinagrinėjai, padeda išsikeli, išsinagrinėjai, tai tas pokytis absoliučiai jaučiasi visame kame, nes kaip ir sakiau, tai nėra tik tais savyje viduje pokytis, tai yra visame kame, pas mane daug kas keičiasi ir aplinka keičiasi ir žmonės keičiasi aplinkoje ir labai daug pokyčių. Gyvenime yra vien dėl to, kad aš tai darau nuosekliai ir nuolat. Mes tai darom kartu, visos nuosekliai ir nuolat. Nenutrūkstama grandinė. Ir tai, žinai, yra, aš nepasilieku su savo mintimi. Aš toliau einu kartu su jumis ir tame augime ir tame virsme nuolatos. Ir tas nenutrūkstamas procesas yra geriausias tikriausiai dalis. Nes jeigu mes pasiliekam, gerai, mes truputį patobulėjom, ten kažkokius kursus baigėm ir pasiliekam su tuo, kažkiek tai veikia. Bet jeigu mes nuolatos to nepritaikiam, mes pripažinkim, tai nutrūks. Vėl grįžtam į tą pačią poziciją, jeigu mes to nepritaikom nuolatos. O kadangi tai yra nuolatinis toks procesas, tai dėl to tai ir yra toks gėris ir grožis to, ką aš patiriu ir kas mane augina. Aš augu. Aš kiekvieną dieną augu. Ir ačiū tau, Indrė, iš tikrųjų, už tai, kad tu tiek prisidedi prie to, nes tu labai profesionalus, labai gilus žmogus esi ir labai daug gali, žinai, pasaulį suteikti ir duoti. Labai gali nuspalvinti mūsų gyvenimą ir šiaip aplinkinių gyvenimą. Tas tavo hipnoterapijos seansai, tai irgi yra nuostabus įrankis, kur galima dar giliau patirti, dar giliau išsitraukti tą, ką turi, neišdirbta ir įsidėti jau, žinai, į stalčiuką tai, kas jau yra nebeskauda ir jau yra taip apglostyti ir suformuoti tiesiog, ar ne? Kaip koks nors, kaip pasakyti, trofėjus, ar ne? Gyvenimo trofėjus. Nebeskausmas, o gyvenimo trofėjus, kurį turi šalia. Tai mano. Aš jums atėjau savo vadybininkę. Mano patirtis yra tokia, aš tik dalinuosi. Jo, iš tikrųjų aš irgi tą pajaučiu, kad labai gyvenimas keičiasi, tikrai labai smarkiai keičiasi, nes tu esi tarsi vidum stipresnė, žinai, nors atrodo, čia maždaug vedėja. Aš nesu tik vedėja, aš taip pat ir dalyvė. Aš taip pat turtėjau nuo kiekvienos naujos pasakytos frazės, nuo kiekvieno to pasidalinimo, ar ne, pamatai tas visas situacijas iš visų pusių, visų skirtingų žmonių akimis ir kiekviena ta patirtis tau, tu tarsi ne vienas jau, tu išgyvenai ne tik savo patirtis, ar ne, bet tu išgyvenai dar ir kitų patirtis, susirinkai išmintį iš kiekvienos patirties, iš mūsų visų, kurios mes susirenkam, ar ne. Ir tada tikrai pamatai, nes mes bet kokioje istorijoje mes vis tiek kažkiek tai ieškom savęs. O kur čia aš esu aš, ar ne? Kažkur tau čia, o kaip čia man, o kaip aš tokioje situacijoje pats elgčiausi ir panašiai. Ir iš to irgi atsiranda dalykų, kurios tu pasidedi į savo tą, kaip tu sakai, kaip trofėjų, ar ne, į tą lentynėlę ir tu jos susikaupi, ar ne, ir tu bet kada paskui gali juos pasiimti ir panaudoti, kai tavo gyvenime kažkas panašaus vyks arba
tavo artimųjų gyvenime gal kažkas panašaus vyks ir tu gali bet kada dalintis savo tuo buvimu ir savo žiniomis, savo išmintimi, savo suvokimu. Ir taip ta šviesa labai gražiai sklinda iš vieno kitam, nes mes tuo pačiu keičiam ir savo, ir kitų gyvenimą. Nes realiai tai yra taip, kad kartais mes pergyvenam, kad mes kažkur tai neskirsim laiko pakankamai darbo ir šeimai, bet kada mes skiriam laiko savo, prisipildom save, tiek darbui, tiek šeimai, tiek bet kam, mes turim ką duoti daugiau. Viskas. Ir tas niekur neišnyksta. Nes pavyzdžiui, aš galiu, tarkim, uždirbti kažkokią pinigų sumą ir jie čia opiršvaiščiau, ar ne? O šitas dalykas jau viskas, tai yra mano. Visam laikui jisai niekur nedingsta, kad ir kiek man būtų metų, kad ir ką aš ten kažkur tai eičiau ir panašiai. Tai yra tai, ko aš negaliu prarasti tarsi. Ne? Ir aš jau galiu naudoti. Ir tada, aišku, tobulinam tą suvokimą, tą patirtį, ką jau mes prikaupę. Taigi kiekvieną kartą mes tarsi statom vis laipteliais viską aukštyn. Ne? Kažkur supranti, kad kažkas, va dabar šitas. Ir po truputėlį mes va taip augam ir einam pirmyn. Ne? Tai ką, brangioji, noriu labai sužinoti, kaipgi prisijungti. Mūsų klausytojos klauso, jau lyg ir suprato, apie ką čia yra ir apie ką mes ir kas čia vyksta ir kai mes taip darom, bet kaip į tai prisijungti, gal galėtum papasakoti. Pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai prisijungti į Gilūs moteriški pokalbiai Facebook grupę ir tada, norint užsiprenumeruoti mus, galite įsijungti Contribui, ten yra Lucky Me paskyra ir ten galima užsiprenumeruoti už 12 eurų per mėnesį. Taip pat galima, jeigu norite vienkartinį apsilankymą įsigyti, tai tada kviečiu parašyti man, tu esi stebuklas, arba Indrei Lucky Me ir mes atsiųsime visą nuorodą, kur padaryti pavedimą ir galėsite vienkartinį apsilankymą pokalbyje įsigyti už 7 eurus. Taip pat turėsime spalio 18 dieną, turėsim nemokamą pokalbį, kur kviečiu jungtis, pasižiūrėti, pajausti tą mūsų bendrystę, pamatyti, kas mes esame, apie ką esam ir pažadu, kad išeisite norėdamas prisijungti prie mūsų bendruomenės. Nes ką mes darom, kaip mes tai darom visos, tai čia yra magija. Taip, ir mes kažkada tai kalbėjom dėl tos vertės, ar ne, pokalbių, todėl, kad tai yra 2 valandų susitikimas. Kiekvieną kartą tai yra 2-3 kartus per mėnesį, dažniausiai 2 kartus. Jeigu yra nemokamas pokalbis 3 kartus per mėnesį, mes susitinkame. Tai yra 4 valandos darbo su savim ir va tokio va augimo kelionė, ar ne, su, nepabijokim to pasakyti ir pasigirdi 2 vedėjom, tai yra 2 žmonėm, kurie tai veda ir atsakingi ir padeda, ar ne, visą tą procesą, viso to proceso metu. Tai vertė 7 eurų už vieną susitikimą arba 12 eurų už 2 susitikimus, tai yra tikrai kiekvienam prieinama. Mes specialiai su Deimante tokią kainą ir nustatėm, kad tikrai galėtų kiekviena leisti savo tai padaryti, todėl kad vaikščiot pas psichologus, vaikščiot pas specialistus valanda kainuoja tikrai nemažai. Ar ne, o mes čia gaunam ir palaikymą, ir bendrystę, ir plus pratimus ir žinias, kurios mes taip pat galėtumėm daryti ir privačiai tą patį, ar ne. Tai vertė yra didžiulė. Vienintelis dalykas, ko reikia, tai tiesiog to sprendimo. Taip, aš noriu eiti pirmin, taip aš noriu augti, taip aš noriu būti toj bendruomeniai, kur vieną kitą palaikysime, ar ne. Taip aš noriu išlaisvinti save, savo potencialą, ar ne, atrakinti savo galimybės, savo drąsą, savo tikėjimą, pasitikėjimą ir būti tarp tų žmonių, kurie daro tą patį. Ne? Aš noriu būti tarp augančių žmonių, einančių į priekį, nes man
gyventi rutinoje, tiesiog nueiti į darbą, ar ne, grįžti namo, pavalgyti kitą dieną vėl karto tą patį, galbūt yra per mažai, aš noriu daugiau, ar ne, noriu patirti, pamatyti daugiau savo gyvenime, dėl to aš einu į tai, kas kartais atrodytų galbūt sudėtinga, ar ne, nes turim susidurti su savim, su savo emocijom, su savo jausmais, pamatyti save, kodėl kažkas stringa, nes dažniausiai stringa tai tada, kad patys mes savo. Patys savo truputėlį pamaišom, ar ne, ir galų gale tai išspręsti ir viskas. Ir nebebūti nei stagnacijai, nei kažkokiose blogose emocijose. Tiesiog keisti savo gyvenimą į gerą, ar ne? Tai labai nuoširdžiai iš tikrųjų su Deimante kviečiam prisijungti ne todėl, kad čia mūsų būtų projektas, o todėl, kad žmogiškai mes žinom, ką reiškia eiti šitų keliu, mes žinom, ką reiškia eiti per sunkumus, kai tu esi vienas, mes žinom, ką reiškia, kai tau skauda, realiai skauda. Ir atrodytų, tu esi čia vienas su viskuo ir visko yra va, tiek ir per daug, ar ne? Ir žinom, ką reiškia kiekvieną kartą po 1%, po 1 lašelį pažengti tą žingsnį į priekį ir atsisukus atgal, matyti, kokia tai yra didžiulė pažanga ir kokia didžiulė buvo vertė pasistengti, užsiregistruoti, padaryti tą sprendimą. Ir, ne, ir iš tikrųjų patirti tą ir proveržį ir pokytį savo gyvenime į gerą, į teigiamą pusę. Taip, nes aš manau, kad dabar ir yra tas laikas, žinai, kai galima sau leisti. Nes dažnai mes sakom, ai, ne dabar, ai, vėliau, ai, neturiu galimybių. Na? Bet čia kaip susidėliojam prioritetus. Tai būkim prioritetą sau. Nes nuo to, ką mes padarysim jau dabar, priklausys, kas mes būsim rytoj. Taip, ir kartais mes kartais labai kažko norim ir tos galimybės tada pas mus ateina. Bet reikia nepamiršti, kad tas galimybės taip pat reikia priimti tiesiog. Būti, pabandyti, pasimatuoti, galbūt ne iš karto prenumeruoti, galbūt tiesiog ateiti pasiklausyti, pajausti tą vertę per save, išbandyti ir paskui savo pačiam atsakyti. Tai čia tik tai kiekvieno pasirinkimas, o bendruomenė tai tikrai, ta grupė mūsų merginų tikrai jau yra, wow, man tai tikrai jinai labai, labai ypatinga, nes kiekviena atsineša dalelę savęs ir jos tikrai turi, ateina žmonės, kurie tikrai jau turi savyje kažką, eina jau tuo keliu, tobulėja ir atneša kiekviena iš savo jau patirties, iš savo pasaulio kažką tai naudingo ir magija, vyksta magija. Aš manau, žinai, kad mes tikrai galim visos atsinešti, nors ir kartais būna nejauku, kartais nedrąsu būna, žinai, nes tikrai atrodo, gal tenais bus jau daug ką sugebančios, daug pasikeitusios, bet iš tikrųjų tai mes visos pažiūrėjus ar iš vienos, ar iš kitos pusės esam ir vienodas ir skirtingas, žinai, tai ateiti ir sulaukti to švelnumo ir palaikymo, įduoda drąsos ir šiaip savam gyvenime, žinai, kur aplinkoje, kur galbūt to palaikymo neatėjo ir mažiau, tai tas tikrumas ir tas priėmimas toks yra mūsų bendruomenėje būtent, tai yra tiesiog toks organiškai susidaręs, tai aš kviečiu tą baimę pakeisti, žinai, tą žingsnelį. O kai ateini ir tada pamatai, pats įsivertini, ne? Tai baimės priešingybė yra jaudulys, malonus jaudulys. Taip, reikia tik perjungti mygtuką. Išbijau į smalsumą, o kas ten, kur ten vyksta, ką aš galiu išmokti, sužinoti ir įjungti tą jaudulį. Aš noriu patirti tai per save, išbandyti.
ir pažiūrėti, kaip tai veikia ir kur tai mane nuves, į kokias galimybės ir į kokį naują rytojų. Taip. Tai labai ačiū tau Tau už tą skirtą laiką, kad mes galėjome šiandien susitikti ir galbūt pasidalinti iš savo pusės, kaip mes tai matom, kodėl mums tai prasminga, kas ten vyksta tų susitikimų metu ir pakviesti. Mes turim artimiausią susitikimą dabar spalio 11. Spalio 11 dieną, 10-12 valandomis. Ir tema bus santykių veidrodžiai. Ar nešti seną į naują. Tai čia bus labai, labai gili ir labai įdomi tema, kur aš manau, kad labai aktuali daugam. Tas kartų ar neratas, kurį mes dažnai kartojam. Kviečiam labai, kad tema aktuali ir pradėtume tokias temas, tai būtų. Labai stipru. Skamba pakankamai paprastai, bet iš tikrųjų bus labai gilu. Tai laukiame jūsų. Ačiū, kad buvote su mumis šiandien. Ir jeigu kuo galime padėti, galbūt kilo klausimų, kuriuos norėtumėt, kad atsakytumėm, tai visą laiką mes galim susisiekti. Tiesiog pakalbėti asmeniškai, galbūt yra bet kokiu klausimu praktiškai, todėl kad gali būti apie projektą, gali būti ne apie projektą, tiesiog norisi asmeniškai pasikalbėti. Tai jeigu pajautėt tą vidinį šaukimą, vidinį kvietimą, skatinam, drąsinam jį priimti ir pasitikėti savo vidum, savo intuicija ir savo sielos vedimu. Ačiū Jums ir iki susitikimo. Iki.